šiandien minėti valstybės dieną. Ir dar nuostabiau, kad mes galime giedoti himną jau 9 gal metai iš eilės, giedame himną kartu ir susirenka tikrai nuostabi tautos dalis kartu sugiedoti himną, kartu giedame skirtingose pasaulio vietovėse ir tai yra absoliučiai nuostabu ir unikalu, aš manau, ir tai tikrai ta meilė mūsų tėvynė ir susirinka tie, kurie myli tėvynę, tie, kurie gerbia tėvynę, tie, kurie gerbia valstybę ir galime tikrai pabūti toliau kartu, mylėdami Lietuvą. Džiaugiuosi, kad daug susirinko tautiniais kostiumais, kurie aš pati esu su tautiniu kostiumu ir tikrai tai išreiškia mano pagarbą tėvynė ir mano pagarbą tautai ir mūsų valstybei, pirmiausia valstybei, kurią turėtumėm puoselėti ir mylėti ir perduoti savo vaikams, svarbiausia, ką pati darau. Ir tai yra meilė, ir tai yra pagarba, ir tai didžiulė laimė būti kartu su lietuviais šį vakarą. Tai yra viskas kartu, pabūti kartu su lietuviais, pabūti su tais, kurie taip pat myli tėvynę, kurie taip pat pasipuošia tautiniu kostiumu, tie patys, kurie atsiveda vaikus ir tie, kurie moka, kad reikia mylėti tėvynę, tėvynė mūsų yra Lietuva ir Lietuva neatsirado vakaro, atsirado prie Mindaugo. Taip, kad šiandien diena ta, kuri tikrai labai seniai mūsų valstybė atsirado ir mes galim džiaugtis, kad jinai tada atsirado ir galim tęsti ir didžiuotis labiau negu kiti, kurių valstybės atsirado vėliau negu mūsų. O gal galit ką nors papasakoti apie Lietuvos ambasados veiklą, apie Lietuvos bendruomenę Airijoje? Apie ambasados veiklą, jinai tikrai labai yra plati, labai net nežinau nuo ko pradėti ir ko baigti, nes iš tikrųjų ta ambasados pusė veiklos susiję su bendruomenė, tai yra bendruomenės poreikio aptarnavimas, pasų, vizų jiem nereikia, bet gimimo liudijimų, įgaliojimų išdavimas, tai mes esame toksai nemažas miestas, sakyčiau, esame čia Airijoje maždaug Panevėžys. Mes esame Lietuvos Panevėžys, kuris 4 žmonės aptarnauja visas funkcijas, atlieka ir pasų poskyrio, ir metrikacijos tarnybos, ir notarinio. Jeigu į Panevėžį dėtumėm tuos 4 žmonės, tikrai būtų labai blogai. Mes susitvarkome. O kita dalis yra mūsų kultūros, ekonomikos pristatymas. Vėl labai plati veikla, kurią mes kiti 2 žmonės atliekame, bet stengiamės kuo plačiau pristatyti airiams ir mūsų kultūrą ir iššvietimą ir visą sistemą. Tikrai veiklos labai daug, tiesiog reikia norėti tą atlikti, o ačiū Dievui, kad tikrai norime, tie, kurie dirbame čia, norime tą padaryti. Ačiū labai. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų mes esam Lietuvos ambasadoriai taip pat savo širdį ir kaip mes pristatom savo šalį, mes taip ir jaučiam atsaką iš, pavyzdžiui, iš Airijos, kaip į mus žiūri. Tai taip pat mes šiokie tokie ambasadoriai, jūs esate pagrindinė ambasadoriai Airijoje, bet mes esam taip pat, mūsų elgesys, mūsų darbas, mūsų požiūris į gyvenimą, mūsų pasiekimai taip pat. Kaip ir jūs, ačiū labai jums. Absoliučiai tikrai taip, aš kiekvieną laikau būtent kiekvieną ir tikrai džiaugiuosi, kad man sutikus airius visą laiką aš išgirstu labai gerus atsiliepimus apie lietuvius Airijoje ir visi, kurie mano kolegos klausia, kaip ten lietuviai, aš sakau, mano lietuviai Airijoje labai geri.